didžioji dalis, dauguma butelių yra investiciniai buteliai, jie daug daugiau verti negu aš mokėjau. Butelių niekada nesiras daugiau, o visą laiką atsiranda norinčių daugiau žmonių ar kolekcionierių paragauti ar viskį, ar turėti butelį kolekciją. Tai kaip tau pavyko vis tiek? Virš 600 000 followingo, ar ne? Išima mano turinį, mano postus, užblokuoja mane, aš paaugau per 100 dienų iki 150 000. Teisininkų pagalba ir dėrybų su Jack Daniels pagalba, aš šiai dienai turiu pasirašę sutartį su jais ir aš turiu teisę naudoti jų vardą savo socialinėse tinkluose. Didžiausia ir smagiausia mano patirtis yra tai, kad pats Jack Danielsas žino mane ir su manim, kaip sakant, palaiko ryšius ir kartu bendradarbiaujam. Labas, Linai. Labas, Aušra. Malonu pas tave būti svečiuose šiandien. Tai papasakok apie tą savo unikalią veiklą, ką tu darai, kodėl darai ir kaip tas atsirado pas tave gyvenime. Tai labai malonu, kad atvykot pas mus į svečius. Tai esu pirmiausia pristatysiu, esu Linas Rukšėnas. Su šeima gyvenu Anglijoje jau apie 17-18 metų. Esu vyras, tėtis, labai mėgstu sportą, užsiimu sportu. Turiu savo sėkmingą statybų verslą ir esu, kaip matote, retų ir investicinių Jack Daniels butelių kolekcionierius ir įkūręs esu Jack Daniels Library, paskyrą socialiniuose tinkluose, Instagramui, TikTok'e, YouTube ir mane seka daugiau negu 730 000 pasekėjų. Tai čia. Wow. Taip. Kaip iš viso gimė tokia mintis kolekcionuoti, jau pradėkim nuo to, ar ne? Prieš istoriją, prieš tavo visus Instagramus, TikTokus. Kaip kilo ta mintis, kad aš noriu būti tas šito tauraus gėrimo kolekcionierius? Tai nuo pat jaunystės turėjau kolekcionavimo gyslelę ir buvau tas žmogus, kur visą laiką kolekcionavau įvairius dalykus, kaip kramtomos gumos popierėlius, skardinės ar monetas. Ir kaip draugas mano labai geras supažindino mane su savo mėgiamiausiu gėrimu, kuris yra Jack Daniels Coca-Cola. Šitas buvo 2007-2008 metais. Tai pradėjau labai atkreipdėmėsi į šitą viskį, į šitą kompaniją, šitą vardą. Nuo to viskas ir prasidėjo. Įsigijau pirmą butelį, jis buvo kitoksai. Pradėjau dar labiau domėtis internete, kas ir kaip ir ko yra. Ir supratau, kad yra čia labai daug skirtingų butelių, labai daug skirtingų leidimų, limituotų. Ir yra labai daug kolekcionierių ir, kaip sakant, mane kolekcionavimo ta visa istorija mane užvaldė ir aš pasinėriau į šitą visą kolekcionavimą savo butelių. Tai kiek metų tu dabar kolekcionuoji? Pradėjau 2008, tai bus šiek tiek daugiau negu 15 metų. Kas paskatino tave pradėti tą visą socialinės medijos judėjimą? Tai tą pradėjau čia 2020 metais per pandemiją, turėjau daugiau laiko nuo savo statybų verslo. Kaip tik tuo metu gavau ypatingai gražų, labai specialų ir limituotą Jack Daniels leidimą. Jisai atkeliavo, specialus rinkinys buvo dėžėje su butelis ir stiklinės. Ir labai jisai puikiai atrodė ir aš paprašiau žmonos, nufilmuojam, labai gražiai atrodo. Ir sukūrėm Instagramos paskyrą, šitą noriu pasidalinti. Ir įdėjau į savo Instagramą tą sukurtą ir nuo to viskas prasidėjo. Tai kaip tau pavyko vis tiek virš 600 000 followingo, ar ne? Taip. Per kiek tau tas laiko užtruko ir kada buvo tas tavo didžiausias, bumas į viršų tų followerių skaičiaus? Taip. Tai dabar jau bus 4 metai, kai tuo užsiimu. Pati pradžia buvo, aš esu visur savamokslis, viską mokinausi pats, ką mėgsta pasekėjai, kokią fotografiją, videografiją, viską. Ir iš pradžių buvo labai viskas nepastoviai, padrikai. Planas buvo daryti tik dėl savęs. Aš mėgau viskį, mėgau pasidalinti viską su žmonėmis ir tikėjau, kad žmonėms bus labai įdomu. Tai buvo gan nepastovu. Tai tas augimas buvo toksai labai minimalus, kaip sakant. O tikrąjį augimą aš pastebėjau maždaug įsivažiavus gal metai, buvo 1,5 po mano socialinių tinklų sukūrimo. Tik kai aš nusprendžiau, kad aš noriu tą daryti kažkokį projektą mini pastoviai. Tai žmona rekomendavo, sako, kodėl tu nepasiemus kasdieną po kažkokį butelį, jį pristatyk, parodyk ir daryk 100 dienų. Ir kaip tik mano kolekcijai buvo prieš 3-4 metus apie tiek butelių, apie 100 butelių, aš taip ir nusprendžiau padaryti. 100 butelių per 100 dienų. Kiekvieną dieną paimu vieną butelį, nufilmuoju, pristatau, papasakoju šiek tiek galbūt, arba tai video, arba fotografija būdavo, arba karuselė. Ir tas pastovumas, pirmą kartą aš kažką dariau pastoviai ir tas atnešė man didžiausią sėkmę. Tai jau po savaitės ar pusantros didelis šuolis buvo į priekį, žmonės buvo labai susidomėję, labai buvo įdomu pamatyti tos skirtingus butelius, skirtingus
istorijas apie butelius ir visur viską. Ir dar kuo daugiau žmonių tada susidomėdavo, algoritmai stumė tą viską į priekį, ir tada dar didesnį šuolį. Tai per tą 100 dienų aš pajaučiau, kad pastovumas tas man davė didžiausios naudos ir nuo 30 000 pasiekėjų tuo metu aš paaugau per 100 dienų iki 150 000. Čia buvo tas pirma banga, kuri mane daug pamokė, daug sužinojau ir supratau, kad pastovumas yra labai svarbu. Bet tai tu dabar tų marketinginių žinių, tu jas turėjai, tu jų ieškojai, ar viskas gavosi natūraliai? Viskas man natūraliai, aš viską kuo paprasčiau, savamoksliškai, pats viską mokinausi, kaip minėjau, nuo fotografijos ar video. Ir aš toks pasidarau apsėstas, aš pradedu studijuoti, analizuoti duomenis, parametrus, kokį video kiek užtrunka, kiek sekundžių tas žmogaus dėmesys labiausiai, tai 7 sekundėm. Aš visą tą analizavau, žiūrėjau, kas man sekasi labiausiai, ką žmonės labiausiai domina ir viską tas, kas sekdavos, aš stengiausi replikuoti, tik su kitu buteliu, su kita istorija ir panašiai. Tai aš toks pats viską išanalizavęs savamoksliškai, viską, nenaudojau jokių marketingo tikslų. Dabar klausimas, ar tu šitą savo followerių skaičių, šitos veiklos instagraminės konceptą monetizuoji? Kol kas ne, bet kol kas ne, tai yra mano tik tais tokia, nepasakyčiau, kad hobis čia yra daug daugiau negu hobis daugų metų, bet veikla, kurią aš labai mėgstu daryti ir kurią ruošiuosi daryti toliau. Tai aš dabar jau metų pradžioje turiu aiškų planą ir aiškų tikslą, kaip tą monetizuoti. Tai aš tikiuosi iki metų galo aš tą pradėsiu įvykdyti ir tas bus. Ar gali pasidalinti savo šitą strategiją, nes manau daugam įdomu ir aktualu? Taip, tai aš kiekvieną dieną gaunu labai daug užklausų, labai daug žmonės domisi, klausia, kur gauti įvairius butelius, kiek aš mokėjau už butelius. Didžioji dalis, dauguma butelių yra investiciniai buteliai, jie daug daugiau verti negu aš mokėjau. Kiek vertas tas butelis, kur juos įsigyti ir taip toliau. Aš netgi fiziškai nesugebu tą per Instagramą visiems tiems žmonėms atsakyti ir visiems patarti. Tai aš sugalvoju kurti klubą, kur aš galėčiau pasidalinti visą savo patirtimi, tada išsamesnėmis ir labiau koncentruotomis žiniomis žmonėms patarti, galbūt įvertinti jų butelius ar patart, kur nusipirkti ir panašiai. Ir didžioji dalis tokia mano svajonė yra, kadangi pasaulyje yra labai daug kolekcionierių, tiek Anglijoje, tiek Europoje, Amerikoje ir visam pasaulyje. Ir aš turiu gerus ryšius kolekcionierių tarpe. Tai aplankyti daugumą kolekcionierių, kad ir visam pasauly, nufilmuoti ir pamatyti jų kolekcijas, išgirsti jų istorijas. Ir tą aš norėčiau pasidalinti su savo klubo nariais. Čia būtų mano tikslas būtų klubo. Iš tikrųjų ir sako, kad 24-25 metų geriausia tendencija ir bus bendruomenių kūrimas versle. Taip. Tai vienas bus iš key faktorių. Tai manau, kad tavo strategija tai yra labai tobula ir daug žadanti. Taip, tai aš taip tikiuosi, labai dabar turiu aišku planą link to dirbti. Nes mano pagrindinis dabar visas paskyra Instagramos, tai yra daugiau vizualinis visas kontentas yra. Tai dabar mano planas yra per vasarą pereiti kaip į edukacinį, kaip mokama, aš pats daugiau kalbėsiu, daugiau pristatysiu, live show bus ir visur viską. Ir paskui link rudenio įkurti klubą ir visas tas žinias, ką dabar per vasarą išmoksiu, taip pat sukauptą medžiagą visą, kurią irgi darysiu, sudėti viską, pradėti klubą ir klubo nariai gausi į ypatingas sąlygas ir mano dėmesį. Labai įdomu. O kaip tau pavyko užmegzti santykius su to Jack Danielsu, ar ne? Nes aš kiek žinau, tai tu buvai ir pačioje Amerikoje nuvažiavęs, ar ne? Ten į jų tas distileriją. Jo, tai kaip tau pavyko būti draugu jau to Jack Danielso, ar ne? Tai viskas yra vėl socialinių tinklų dėka. Nuo mano sukūrimo aš turėjau tokią idėją iš pradžių. Padarau visą tokį kaip katalogą, kad pačiam man būtų įdomu ir katalogą pasidalinti su kitais žmonėmis. Ir nuo pat pradžių aš norėjau, tikėjau ir žinau, kad yra svarbu estetika mano puslapio viso. Tai galvoju, pirmiausia pasiekiau tą, kad estetiškai būtų labai gražu, nes tas, kas atkreips dėmesį, jau matys mane. Tai pirmą pasiekiau tą, čia maždaug gal užtruko metus ir paskui aš pradėjau pats gilintis, domėtis ir užmegzti ryšių su kitais žmonėmis, ypatingai dirbančius Jack Daniels kompanijoje. Tai susiradau ir panaudojau LinkedIn platformas ir kitas, susiradau žmonės dirbančius įvairiose srityse, sprendimus priimančius žmonės, įtakingus ir tiesiog dalyvavau jų postuose, komentavau, kalbėjau, kalbinau, privačiai žinutės siunčiau visur viską ir taip didelį darbą įdėjau į tą, kaip sakant, už nugaros, kur nesimato. Tai pats komentavau jų postuose, kalbindavau ir
taip, atkreipiau save dėmesį. Tai kokios naudos gavai savo iš to, kad tau pavyko ten nuvažiuoti, užmėgsti tos gerus santykius, ar ne? Kuom tau tai buvo naudinga? Tai čia mano daug metų svajonė buvo nuvažiuoti į Ameriką ir aplankyti Jack Daniel's distileriją. Tai va, socialinių tinklų pagalba ta svajonė mano išsipildė. Tai viena labai įtakinga moteris, dirbanti Jack Daniel's kompanijoje, pakvietė mane ir Aušrą, mano žmoną, atvykti į Ameriką ir priėmė mus, organizavo privatų mums turą po visą distileriją ir privačią viskio degustaciją mums padarė. Tai čia turbūt yra mano didžiausias gyvendinta svajonė ir didžiausias prisimintiniausias gyvenimo įvykis, kas susiję. Ir aš kiek žinau, tai tavo paskyra jau pranoko oficialią Jack Daniels'o paskyrą, ar ne? Instagram'e. Tai mano paskyra, jeigu paimti bendrai, yra antra pasaulyje pagal dydį, pagal pasekėjų skaičių. Tik tais Jack Daniel's Amerikoje oficiali paskyra yra šiek tiek didesnė. Taip, bet tas yra tik tais laiko klausimas. Taip, vejuosi stipriai visą laiką. Gerai, Linai, tai dabar gal gali pasidalinti, nuo kurio butelio pradėjai savo kolekciją, ar ne? Dėl to, kad vis tiek tas pirmas būna, žinai, nuo šito. Tai va šitas butelis yra pats pirmasis mano kolekcijoje. Tai šitas butelis yra vienas iš serijos. Serija buvo 12 butelių šitų, jos vadinasi angliškai Scenes from Lynchburg. Tai Jack Daniel's yra distilerija mažame Lynchburgo miestelyje ir čia tokie kaip nostalgiškos nuotraukos, kur primena žmonių vietinių gyvenimą tam šalia daryklos tame miestelėje. Tai šitas butelis, man atkreipė dėmesį pats pirmas, nes jisai kitokią etiketę turi negu mūsų paprastas tas juoda etiketė Jack Daniel'sas. Tai už tai patraukė mano dėmesį ir jį įsigijau. Ir čia yra 8 numeris tos serijos. Nu tai iškart man kaip kolekcionieriui patraukė mane tai, kur kiti buteliai, kada jie išleisti, aš juos privalau turėti, juos ieškoti, juos surasti ir visur viską. Bet tai va šitas butelys, kur nuo visko prasidėjo viskas. Kiek jisai tada tau kainavo? Jisai oro uoste duty free parduotuvėje. Šį pirkaus tiesiog buvo lentynoje. Tai tuo metu paprasta ta kaina buvo, ten buvo Norvegijoje kronam, 30 svarų su apvalinius kainavo. Kokia dabar jo vertė? Tai šitas yra kaip tik pasitaikė, ta serija, kuo ankstesnis numeris, tuo labiau vertas ir jisai retesnis. Didėjant serijos numeriam 12, ten jie nėra labai vertingi, iki 100-150 svarų. Šitas, kadangi jo išleista kažkurio būdu buvo mažiau serijoje, jisai apie 200-250 svarų yra vertas. Tai vis tiek yra nemaža investicija. Dabar kuris yra butelis tavo mėgstamiausias ir mylimiausias, kur sakytum, žinai, va čia mano favoritas, va labai didžiuojuos, kad šitą butelį turiu. Kaip viskį, pirmą gal galiu pasakyti, pats viskis, tai Jack Daniel'sas, kaip ir kiti viskio gamintojai, inovuoja labai stipriai ir viskis yra įvairių viskių turi, kur pagaminta iš skirtingų grūdų, skirtingų javų. Pagrindinis jų viskis, kur 95% sudaro jų viso pardavimo juoda etiketė viskis, jis yra kukurūzų pagrindas, 80% kukurūzų ir jisai saldumą turintis viskis, kuriame ten jaučiamas ąžuolo truputėlį, karamelės ir taip toliau. Man asmeniškai patinka jų ruginis viskis, kurį jie leidžia nuo 2012 metų. Tai jisai yra rugių pagrindų sukurtas, tai už tai turintis specifinį tokį pipirų skonį, turintis ir ąžuolo skonį labiau. Ir man patinka tiesiai iš statinės išpilstytas viskis, kuris yra pilno stiprumo ir nepraskiestas. Tai aš galiu jį parodyti, Tai va šitas būtų, čia jis būtų... Aha, tai koks čia tas stiprumas jo? Tai šito stiprumas yra 64,7. Taip. Tai čia yra, jie turi ir paprastą versiją, kur parduodama yra parduotuvėje, bet štai yra specialaus leidimo 20 metų versija, limituota, išparduota ir jos daugiau nebėra. Tai irgi puikia investicija. Vertė? 300-350 svarų. Taip. O tau kainavo? Nu, aš irgi pirkau, kadangi va šitie limituoti ir dauguma butelių yra parduodama tik Amerikoje. Tai aš juos, kadangi turiu didelius ryšius, aš juos perku per kitus pažįstamus kolekcionierius, kurie atsisiunčia tos butelius ir aš iš jų perku tiesiai Anglijoje. Tai kaip sakant, jau per antras rankas. Taip. Tai aš už šitą butelį tuo metu mokėjau, aš galvoju apie 150 svarų, jeigu aš neklystu. Tai vis tiek per keletą metų vertė daugiau negu dvigubai. Ir šitų butelių vertė, kaip ir daugumos limituotų,
jų tik tais auks, tik tais didės vertė. Nes butelių niekada nesiras daugiau, o visą laiką atsiranda norinčių daugiau žmonių ar kolekcionierių paragauti ar viskį, ar turėti butelį kolekcijai. Tai dabar iš šitos visos tavo kolekcijos, kuris yra brangiausias pats butelis? Tai čia galbūt irgi galiu parodyti, čia išskirtinis butelis yra, jeigu žino dainininką Franką Sinatrą, tai čia yra jau antras butelis, nes pirmas butelis buvo Frank Sinatra išleistas šitas, ir šitas yra išskirtinis Century, tai čia 100 metų Franko Sinatros progai, jubiliejui. Tai jisai atkeliavo su specialiu, pačiu aukščiausios kokybės rinkiniu tokiu, velvetiniu, tas butelis įdėklas tokiam ypatingai gražioj dėžutėje. Tai ir jų buvo ypatingai mažai, apie 100 statinių tik tais kaip tik išleista 100 metų progai ir 100, amerikietiškai yra proof, vadinasi 100 proof stiprumo, europietiškai galim pasakyti lietuviškai, per pusę reikia dalinti 50% stiprumo viskis. Tai jisai yra pats brangiausias, kad nors Jack Daniels'e išleistas viskis jau pardavimo metu, žmonės jį galėjo nusipirkti lentynų už $500. Tai aš asmeniškai jį pirkau irgi per kolekcionierius už gan gerą kainą, pirkau prieš 4 metus už 1000 svarų. Tai šito butelio vertė yra tarp kolekcionierių iki 2000 svarų, bet jeigu mes kalbam apie ten ar aukcionus ar parduotuvės, kur pardavinėja, tai čia 2, 3 ir 4 tūkstančiai svarų toks butelis kainuoja. Wow. Dabar, Linai, vis tiek, čia yra nemažai pinigų kainuojantis hobis, ar ne? Taip. Ir, pavyzdžiui, vis tiek, kai tu, kaip sakai, jūs ten turit community investuotojų šito visko, ar ne? Bet ar nepasitaiko sukčiavimų, apgavyšių? Nes, žinai, tu nusipirkai tą butelį, tu jį pasidėjai ir tu realiai nežinai, kas ten viduje yra supilta. Tai kaip tu apsisaugoji nuo tokių dalykų, tų fake, visų pardavimų? Taip, labai geras klausimas. Tai tas vyksta ir vyksta labai plačiu mastu. Tai kaip tik nesenai aš esu apsupu save tarp kitų kolekcionierių, įtakingų žmonių, kur tuom užsiima, daliname žiniomis, iš jų mokinuosi ir ypatingai kaip atskirti, ar jisai padirbtas ar ne, čia yra praktika ir patirtis čia yra. Tai kaip tik buvo skandalas didžiausias lygiai prieš metus laiko, kai mes su žmona keliavome į Ameriką distileriją. Vienas žymiausių Anglijos kolekcionierių, kurį aš asmeniškai pažinojau, kuris iš jo pirkau pats butelius, žmonės yra įsileidę į namus, aprodė savo kolekcijas ir iš jo pirkę 5 metus iš eilės ir jį prigavo, kad yra jisai padirbęs butelius. Wow. Tai čia yra neįtikėtino maso, tai ir visi puolė tikrinti savo butelius, kas ką pirkęs. Aš asmeniškai pasitikrinau savo butelius, kur pirkęs, visi buvo originalūs, geri, bet viską padirbinėdavo nuo šitų gražių grafinų netgi vatuvą, tai pripila paprastą viskį su plastikiniu tuo užlydančiu viršum viską uždaro ir toliau tik tais reikia turėti patirties, kad tą atskirti, kaip jis ten užlydytas, ar jisai nepadirbtas ar padirbtas. Tai aš tik tais žinių pagalba. Žmonių klausi galima padaryti vis laik prieš perkant nuotrauką ar video trumpą. Jeigu tik neaišku, klaus pas kitą žmogų, pas kitą labiau patyrantį, kur tu butelių daugiau čiupinėjasi ar panašiai. Tai gal gali pasidalinti keliais tipsais? Kas didžiausias indikatorius, kad gali būti padirbtas, netikras supiltas? Tai pirmiausia, vis laik kaip gerai apžiūrėti, ar nesimato vizualiai apčiuopiamų, ar etiketė prastai priklijuota, ar kažkas tai. Ir yra tas plastikas, ir jisai turi tokią perforaciją, per kur reikia paplėšti ir jisai nusilpa. Tai tas gamykliškai yra padaryta. Tai perforacijos, tas visas dizainas, kur padaryta, pagal tą galima atskirti tą butelį. Nes būna paprasčiausiai, jeigu tas butelis pripiltas, tai būna taip gan grubiai padaryta, nelygiai grečiai, nestačiai ta linija kreivoka būna, tai pagal tą atpažinti galima. Tai čia butelių padirbinėjimas yra vienas dalykas, kur labai svarbus ir bet kam rekomenduočiau prieš perkant investicinį arba brangesnį butelį padaryti apžvalgą gerą arba klaus pas kitus. Kitas dalykas, kuris vyksta, jeigu kalbam apie padirbinėjimus ir taip toliau, tai internete yra pilna apsimetėlių, apsimetančių, turinčius parduotuvės interneto, kur mane asmeniškai kopijuoja nuo mano vardo, nuo mano kolekcijos, mano video, mano visą turinį ir kontentą paima ir jie reklamuoja tą kontentą, kad pardavinėja butelius, kad jie turi online parduotuvę, ten kažkur užsienį, kad gali atsiųsti bet kur pasaulyje, bet kokią šalį ir aišku, už labai prieinamą kainą. Tai šitas yra ypatingai, dabar aš kas savaitę gaunu bent, kažkas mane perspėja, Linai, tavo kolekciją matau, turbūt ne tavo
ne tavo paskyrai, ten turbūt ne tavo, va taip. Tai nespėjau blokuoti aš jų ten iš eilės. Nu, Linai, sakyčiau, toks nepigus hobis. Tai kaip reaguoja tavo šeima, žmona į tokį nepigų tavo hobį? Tai iš pradžių buvo taip, aš kaip kolekcionierius, ta gyslelė mane apėmė tą visą bangą, tai be abejo, reikia visko, reikia daug, reikia greitai ir tas kainuoja pinigų. Nu tai užtruko, kiek čia, 13 metų, kol žmoną įkalbinau, kad galima padaryti gražią spintelę, visur viską, bet čia juokais jau. Žmona jau daug anksčiau suprato ir aš pasakau, kad tai yra investicija. Ir jeigu paimtumėm tai bendrai visą tą, tai buteliai, jeigu sumoju, nuo 5 iki 8 kartų vertė yra pakilusi už tiek, ką aš mokėjau. Aš asmeniškai butelį su kolekcija ir tai renkuosi, pagrindinis faktorius tas yra, turi būti išliekamoji vertė, turi būti speciali proga, kažkas įdomaus, dėžutė, įpakavimas, kažkokia turi būti įdomi idėja ir žinia. Ir tada tas butelis taip, juos išparduoda, jų daugiau nebebus, norinčių vis laikas randa daugiau ir vertė kyla tada butelių. Bet tai vis tiek, aš kaip suprantu, pats esi visko mylėtojas, ar neatsiranda tokia pagunda, vestuvių metinių progą atsidaryti kažkokį legendinį butelį ir išgerti. O beje, galiu pasakyti, dėl mūsų vestuvių metinių progą aš jau kolekcionavau, mes apsiženėm 2011 metais. Tai ta proga aš įsigijau gan specialų butelį, galiu parodyti, šitą butelį, kaip tik turėjom per vestuvę su žmona. Čia yra aukso medalis 54 metų, ypatingos tokios formos butelis. Turėjau mažą kolekciją, buvau pradėjęs, bet taip, aš visą laiką linkęs, geroj kompanijoje, gera proga, visą laiką galima paskanauti ir pasimėgauti, nes viskis tai yra dalis pasimėgauti ir pasidalinti su kitais ir gera kompanija asocijuojasi. Taip. Negaila biškai atsidaryti tų tokių. Tai aš grinai, jeigu neturiu pakaitinę tokį, jeigu investicinis retas butelis, tai jis ir stovi kolekcijoje, tegul būna, bet aš daugumą turiu savo skanavimo lentyną tokią, kur ten turiu atsidaręs pradarytų butelių ir jais mėgaujuos ir mielai pasidalinu su savo draugais ar šeima. Supratau. Dėl to, kad aš tai žinau, kad vienas kolekcionierius, kurie vyną kolekcionuoja, tai atidavė net raktą vyninės kažkam kitam, kad neknėtėtų noras atsidaryti ir įsitraukti kokią nors progą vyno butelį ant tą brangų. Tai ar tau taip nebūna tokių pagundų? Ne, nes aš esu asmeniškai išskanavęs, galėčiau sakyti, 90% visus išskanavęs pats viskius. Tai jeigu butelis yra tikrai labai brangus, išskirtinis, labai vertas gal ir man norisi jo, tarkim, paragauti, bet nesinori atidaryti butelio, tai yra kita galimybė. Tarp kolekcionierių mes viens kitų rūpinamės, tai galima užklausti, gal kažkas turi jau atsidaręs tą butelį, tai pasidalina tais mėginukais po 50 ar 100 ml ir tada nusiperki tik tai tau už prieinamą kainą ir taip yra puikus būdas paskanauti viskį. Bet šiaip, kaip minėjau, aš turiu savo atskirą lentyną, kur buteliai mano pradaryti ir man nereikia į kolekciją lįsti. Tu minėjai, Linai, kad tu turi verslą, bet ar gali būti šita veikla tavo full-time veikla pagrindinė, kur tu būsi visų 100% tik tai čia? Taip gali, aš tą ir matau, taip netolimoje ateityje, taip, čia kaip minėjau, gal kaip klubą noriu kurti, tai tam tikrai ir dabar jau aš turiu planą, kokie darbai ir kokie žingsniai yra, kad įgyvendinti tą planą, reikalauja labai daug laiko. Tai čia taip, aš link to ir kaip sakant, dirbu su šitą savo Jack Daniel's veikla link to, kad tai pasidarytų mano verslas. Tu minėjai, kad tu turi kitą verslą, ar ne? Dar šalia šito. Tai koks tas tavo kitas verslas ir kuo jūs užsiėmate? Tai aš dirbu statybų srityje jau beveik 20 metų, o pastaruosius 7 metus aš turiu savo kompaniją ir turiu komandą profesionalių darbuotojų ir mes statome prifabrikuotus, lietuviškai gal skydiniai vadinasi, medžio konstrukcijos, labai ekologiški ir prabangus namai, pagaminti Vokietijoje. Tai aš dirbu su keletu kompanijų čia Anglijoje, kurie atveža tuos namus ir mes kartu juos čia pastatom su krano pagalba, viskas kaip lego yra surenkama. Tai čia yra mano pagrindinis verslas, tai tas verslas mano vyksta ne piko metu, su mano minimaliai pastangų. Aš 1-2 kartus per savaitę nuvažiuoju, sustrateguoju darbus į priekį, sprendžiu problemas, už tai turiu laiko savo Jack Daniel's veiklai. Bet tai vis tiek, šaunuolis esi, kad tau pavyko padaryti tą autopilotą versle, kad jau reikia to tavo, kaip įmanoma, mažiau pasirodymo. Tai tas buvo toks tikslas, visą laiką turėjau tą tikslą gale, kad kaip aš galėčiau įdirbti kažką, kad mano mažai reiktų pastangų, nes aš visą laiką žinojau, kad yra įdomesnių dalykų, ką gyvenime veikti. Tai bet tas užtruko man 3 pilnus metus, tai aš ir pats dirbau, pats rodžiau iniciatyvą, bendradarbiavau su kompanijų vadovais ir projektų vadovais,
kūriau komandą, kūriau antrą komandą savo ir apmokau komandos lyderį ir viskas taip palaipsniui prasidėjo. Ir dabar turiu komandoje savo lyderį, tai aš atvažiuoju ir tik tai su juo aptariu darbus. Jisai tada atsakingas yra už darbą ir už likusius darbuotojus. Ir aš dalyvauju asmeniškai, kai mes tik tai statom namą, nes ten yra labai daug atsakomybės vyksta ir labai intensyvus toksai etapas vyksta, kai kranas kelia elementus. Tai aš tuo metu dalyvauju, o dabar šiaip ne piko metu, kai mes darom tik tais kitus statybų darbus, nestatymo. Komanda išsiverčia puikiai be manęs ir aš paprastą dieną arba vieną kartą per savaitę nuvažiuoju arba telefonu visus reikalus tvarkau. Tai Linai, papasakok, aš šiek tiek grįšiu prie to tavo statybų verslo, ar ne? Kaip viską tau pavyko padaryti tą autopilotą? Žinai, kad tavęs reikėtų kaip įmanoma mažiau. Tai ar tu pats mokėsi, ar tu domėjai, ar tu galbūt turėjai business coacherį kažkokį, ar kaip tau tas pavyko, ar irgi organiškai, natūraliai? Viskas organiškai, natūraliai. Aš viską savo pastangom, aš labai domiuosi, labai daug skaitau ir klausau audio knygų, labai domiuosi apie biznį, tai žiūrėjau kitus biznius ir nebūtinai statybų, kaip bizniai veikia ir kaip juos įdirbti, kad nereiktų pilną laiką jame dalyvauti, o biznis veiktų. Tai tą modelį visą laiką turėjau galvoje. Ir pats savo, kaip sakant, juodų darbų per 3 metus, kaip minėjau, tą įdirbau, pasiekiau. Ir dabar viskas vyksta taip, galim sakyti, automatiškai su mano minimalia priežiūra. Tai Linai, ar susidūrėjai su kažkokiam problemom? Pavyzdžiui, turinį kuriant Instagram'e, ar ne? Ar buvo iššūkių kažkokių, kur, tokių nefainų dalykų, taip. Žinai, kur galėtum gal pamokyti kažką, kad taip nedaryt? Taip, buvo ir galėčiau sakyti, tokių rimtų problemų, kadangi mano veikla ir mano visas šitas užsiėmimas yra susijęs su alkoholiu, tai alkoholis yra reglamentuotas labai stipriai socialinėse platformose. Tai jau po 1,5 metų gal pastebėjau, mano pagrindinė veikla Instagram'o yra, kad išima mano turinį, mano postus, užblokuoja mane, savaitę, nežinau lietuvišką žodį, shadow ban padarydavo, tai savaitę laiko mano paskyros niekam nerodo, aš turiu statistiką seku. Ir tas atsitikdavo vis dažnai ir dažnai. Ir net nežinojau, dėl ko yra problema, nes aš nieko neparduodu, nieko nereklamuoju, aš tik tais demonstruoju savo kolekciją ir teikiu informaciją apie savo, ką turiu. Išsiaiškinau tą visą su teisininkų pagalbą, tai pirmiausia įsigijau Instagramos tą Blue Tick vadinasi, moku pinigus už tą, tai pirmiausia susisiekiau su klientų aptarnavimu ir išsiaiškinau, kad čia yra gan rimtų problemų yra su to alkoholio naudojimu. Ir pagrindinė problema buvo, kurios aš nežinojau, tai yra, nes aš naudoju Jack Daniels vardą. Tai čia yra autorinės teisės, čia yra patentuotas jų ženklas, kuris netgi yra mano pavadinime, Jack Daniels Library, per visus tinklus. Teisininkų pagalba ir dėrybų su Jack Daniels pagalba, aš šiai dienai turiu pasirašę sutartį su jais ir aš turiu teisę naudoti jų vardą savo socialinėse tinkluose. Kaip įdomu. Taip. Linai, tavo paskyra turi didelį followerių skaičių, ar ne? Tai ar susilauki įvairių pasiūlymų, gal finansinių pasiūlymų, kažką pareklamuoti, dabar labai yra madoj, kremas, pirkit, ar ten dar kažkas, ar gauni tokių pasiūlymų? Taip, tai kai paskyra pradėjo augti, vis daugiau save atkreipiu dėmesio, ne tai, kad asmeniškai žmonės manęs klausia 100 per dieną visokių dalykų, bet ir iš kompanijų sulaukiu dėmesio su visokiais pasiūlymais. Didžiausia ir smagiausia mano patirtis yra tai, kad pats Jack Danielsas žino mane ir su manim, kaip sakant, palaiko ryšius ir kartu bendradarbiaujam, tai esu kviečiamas į jų nerealius renginius, kur pakvietimus gauna tik tais privačiai visi. Taip pat gaunu jų produktus, kur panaudoju ir savo kolekcijai ir paskanauti. Ir kaip kolekcionieriui man labai svarbus dalykas yra, aš gaunu tokius išskirtinius reklaminiam tikslams tik tai skirtus produktus. Tai tarkim, butelis atkeliauja su specialia dėžute, butelio išleidimo proga. Tai jis niekada nebūna parduodamas, jisai yra skiriamas tik reklaminiais tikslais. Ir man yra labai smagu gauti tokį rinkinį, kuris labai vertingas ateityje bus, nes jų, kaip sakant, niekada nebus pagaminti ir parduoti jie. Tai tas yra labai puiku. Ir kaip minėjau, tas visas bendradarbiavimas mus davedė iki to, kad buvom pakviesti į Jack Daniels distileriją su privačiu turu, privačia degustacija. Ir tai dabar šiai dienai yra, tai tik tais kokias duris galiu atsidaryti, pažintis užmegzti, ryšius ir kiek informacijos sužinoti ir su kokiais žmonėms susipažinti.
Supratau, tai plečia tavo networkingą, ar ne? Taip, Vadinamą. tai yra labai man svarbu, tai yra mano pačio žinias praplečia, labai daug sužinau, ateityje užmesgu ryšius, kurio ateityje man tikrai pasinaudos. Pakviesti į savo klubą. Taip, gali būti. Tai ką, Linai, ačiū tau labai už žinias, už visą informaciją. Tu taip gražiai čia apie tą viską pasakoji, kad net taip užkinėtėjo paragaut man to visko dabar, ar ne? Ir tikrai manau, kad mano sekėjams, žiūrovam bus labai įdomu susipažinti su tavim, su tuo, ką tu veiki, ką tu darai. Ir tikrai, manau, atsiras ne vienas, kuris galbūt norės prisijungti prie tavo klubo. Dėl to, kad mėgstančių, manau, tikrai yra. Taip, buvo labai malonu dalyvauti pokalbių šou ir tikiuosi tai, ką aš darau, galbūt ar bus įdomu, ar įkvėps kitus žmonės kažką panašaus daryti. Ir taip, mielai kreipkitės, aš per Instagramą, mielai atviras esu įvairiems projektams, kolaboracijoms, galima padaryti viskio skanavimą ar degustaciją, tai mielai, taip. Ačiū tau labai. Ačiū.